Sveiki, brangieji. Šiandien pas mus kainų reidas apie kavą. Na ir turbūt prisimenat, šių metų pavasarį Maxima nukalė kainas kavos pupelėm ir paskelbė, kad nuo šiolei pas jos nebus aukštų kainų su, po to dideliam nuolaidom, o pastoja bus žemos kainos. O prieš kelias savaitės paskelbė, kad šitą akciją praplečia į maltas kavas. Ir šiandien būtent norim pasižiūrėti, kas tai yra per rezultatas, bet kuriuo atveju reikėtų atkreipti dėmesį, kad čia yra svarbus įvykis kainodarai prekybos tinkluose, nes tas užaukštintos kainos ir po to nuolaidų darimas, tai yra iš tikrųjų apgaulinga praktika ir po to palyginus tas kainas su, pavyzdžiui, tos pačios Vokietijos arba Švedijos arba, net Šveicarijos, kaip mes darome su Lidlu, mes matome, kad, mes tiesiog per brangiai mokam. Tai šitas pokytis yra pakankamai svarbus ir reikėtų įsekti ir žiūrėti, kaip toliau ta kainodara dėliosis. Taigi dabar pasižiūrėsime, mes dabar esame Rimi parduotuviai, ir pasižiūrėsime, kaip čia atrodo kainos. Gal tik iš karto įspėsiu, kad asortimentas Rimi yra kažkoks tai keistas, jis pasikarpo, nežinau, ar čia sunkiau sekasi dėrėti su tiekėjais, ar dar kažkokios tai priežastys, bet pabandysim surasti tas mums būtinas, prekes. Taigi pradėsime nuo Pauli Classic. Čia jisai kainuoja 500 gramų 10,99 €. Tuo tarpu Maximui po nukaltos kainos jisai kainuoja 6,49 €, o iki 9,99 €. Taigi tai yra 1 € brangiau negu kad iki ir gerokai brangiau negu kad maksiminė kaina 6,49 €. Toliau sekanti pozicija bus pas mus Paulik Prezidentė. Ir tokios pozicijos mes realiai nerandam. Yra šita pozicija. Taigi, kaip reguliariai kaina Rimi yra įkainota 11,59 €, su mano Rimi 7,59 €. Taigi Maximui pastovi kaina 7,29 €, pigiau negu kad akcija su Rimi kortelė, o iki jinai įkainota 10,99 €. Taigi reguliariai kaina yra brangesnė negu kad iki tinkle, ir gerokai brangesnė negu kad ta pastovi kaina Maximui. Taip, toliau sekanti mūsų pozicija būtų Merildas, bet Merildo mes realiai Rimi lentynose nerandam, teks praleisti. Dar viena pozicija patekusi į mūsų palyginimą yra Jakobs Kroning. Taigi Rimi Jakobs Kroning yra įkainotas 9,39 €, o su mano Rimi kortelė 7,59 €. Maximoj nukalta kaina 6,99 €, taigi pigiau negu netgi akcijinė kaina, o iki 9,99 €, o su kortelė 6,99 €. Taigi tai yra turbūt, jeigu su akcija, tai brangiausia kaina. Jeigu be akcijos, tai brangiau yra iki 9,99 €, bet 6,99 € pastovi kaina iš tikrųjų patraukli šitam fone. Ir dabar pasižiūrėkime sekančią kainytę yra Dolmair Prodomo. Taigi šitos rūšies nėra kažkodėl tai. Yra Dolmair Classic 14,99 €, fantastinė kaina, kabutėse. Dolmair Classic Crafting 13,99 €, bet šita kaina yra jų internetinė parduotuvė, tai jinai kainuoja 12,99 €, iki irgi brangininkas 10,99 €, bet 2 € pigiau negu kad Rimi. O Maximoje tai kainuotų 7,49 €. Taigi išties patrauklu. Ir dar viena kainytė, ant kurios darysime palyginimą, tai būtų Lavazza Espresso. Šiaip ir Lavazza Clubas iš principo ta pati kaina. Taigi
Čia Lavazza Clubas 250 gramų 999, su mano Rimi kortelė 569, iki 949, o Maximui 599. Taigi pastovi kaina Maximui 599, šiek tiek brangesnė negu kad su mano Rimi, bet gerokai pigesnė negu kad ta pastovioji 999. Na ir be abejo, ta pastovioji yra šiek tiek brangesnė negu kad iki 949. Taigi tiek pasižiūrėjom tų bandomųjų kavų. Na ir dabar einame pasižiūrėti, kokios kainos yra iki. Nors mes jau kaip ir pagal internetinę parduotuvę pasižiūrėję esame, bet kartais būna nesutapimų, kaip ir šiuo atveju. Tai ką, tiek, ačiū, gero vakaro.